esu šiandieną važiuodamas, labai daug filosofinių klausimų buvo pas mane galvoje. Šiaip diena prasidėjo tai ganėtinai negerai, galėčiau sakyti, nes mes 30 minučių vėlavome į laiko kontrolę. Dėl to, kad kolektyvas per naktį dirbdamas dar nesuspėjo iki galo padaryti automobilių ir keitė vandens siurblį, kuris dėl užkaitusio variklio mes privalėjom pakeisti. Tada nuvažiavus nuo starto, turbūt apie porą kilometrų dingo elektra automobilio. Kove mes iš tiesų ieškojom, kame reikalas. Tai per šiandien dieną turbūt 3 kartus taip atsitiko. Dabar išsiaiškinam, kame reikalas. Pasirodo, naujieji masės išjungėjo jungikliai, labai profesionalus, pabijojo dulkių ir per kelias dienas sugedo. Paskui turėjome labai nesėkmingą šuolį, nusileidom ant nosies toje pačioje vietoje. Ir Krzyštofas Golovšicas irgi atliko piruetą, tai jam baigėsi gerokai liūdniau. Krzyštofas dabar ligoninėje Limoje nuskraidintas. Paskui truputėlį pasiklydom ir įvažiavom į tokias kopas, kur teko, nežinau, aš taip gyvenime dar nesu kasęs turbūt, tai šitas lenktynės iš tiesų man kažką nori pasakyti. Aš turėsiu labai gerai pergalvoti savo gyvenimą, man taip atrodo. Bet vienaip ar kitaip mes tęsime tai, ką mes darome. O apie tą šuolį? Pasekmės jo... Pasekmės iš tiesų keičiam priekinį stiklą. Stiklo jau nebeturime, nes negalvojau, kad gali jų reikėti tiek daug. Dabar dėsime organinį stiklą ir bandysime žiūrėti, galbūt mūsų kelionėje bus didesnis miestas, kur mes galėtume gauti tokį stiklą, koks mums reikalingas. Aš iš tiesų abejoju, tai nepalengvins mums gyvenimų, bet mes nelabai turim pasirinkimo. O rytoj prognozės? Rytoj žinau, kad yra 288 km greičių ruožas, tai yra ilgesnis negu šiandien. Ir kol nepersiversim per randus, bus labai daug smėlio. Tai manau, kad irgi teks to pačiat.